Berods Latvija ir Lenkai tai tiesiog turi ne ambasadose, o turi įsteigę rinkimų apygardas. Jeigu ten Didžiojo Britanijoje ir Airijoje gyvena daug lietuvių, mieste kompaktiškai gyvena, tai yra tas pats, kas ir Lietuvoje įsteigti. Čia nėra jokių problemų. ES šalis viena kitai sudaro sąlygas. Aš pati balsavau Vengrijoje, o tai man padavė paprasčiausiai iš ekrano atspausdintą biuletenį. Nuotrauką be jokių numerių, be nieko. Aš išbraukiau, aišku, abu kandidatus, įmečiau balsavimo dėžę ir pasakiau ačiū ir išėjau, nes buvo beprasmiška ginčytis. Antras turas, jau. Jo, bet tai aš manau, kad daug kur tai buvo. Jie tikriausiai nežinojo, kad aš žinau tą tvarką, nusimanau ir aš tiesiog ramiai norėjau pastebėti, kaip jie padarys. Nieko nesakiau, kaip atėjau balsuoti, Lietuvos pilietė užsienyje man sudarė sąlygas, bet padavė iš ekrano atspausdintą biuletenį be jokių numerių. Čia tas pats, kai kopijų pridaryt.